Mariau, ką reikėtų daryti, kad piratavimas sumažėtų, ypač mūsų tos vyresnės kartos? Nu, tai čia laiko klausimas, reikia palaukti, kol visa ta karta išmirs. Padidinsiu BVP, sumažinsiu PVM, kiekvienam išdalinsiu po BMW. Sumažinsiu mirtingumą, padidinsiu nemirtingumą. Artėjam Vroclavo labai lėtu greičiu, nes vėjas neparankus. Mielieji, po 15 minučių skelbiama pauzė, kad susirinktų ir tie. Nu, ką man piratavimas davė, čia taip skambės gal labai teisinant, bet aš matau, man tai davė pliusus, aš buvau pakankamai neišprusęs kine ir to plačiai prasme. Prasidėjo viskas pats tie torrentai 2006, 2007 kažkas tokio ir aš iki to laiko tiesiog daug žaisdavau futbolą, krepšinį ir to kino nelabai pas mane gyvenime buvo jo. Ir netgi pykdavau ant savo draugo, kuris eidavo penktadienio filmų žiūrėti ir šeštadienio filmų žiūrėti visą laiką. Ir ten mes žaidžiam krepšinį, jisai eina, nes jam kaip šventa žiūrėti šeštadieniais to didžiojo šeštadienio filmų. Ir mane tas nervindavo, bet atėjus torrentam buvo tokia trejybė – IMDb, VLC, nes visus formatus palaikė, ir torrentai. Ir aš tiesiog, nesuvokdavau, kad tai vagystė, bet aš viską pradėjau žiūrėti. Aš žiūrėdavau 3 filmus per dieną. 11-12 klasėje tai buvo intensyvus tiesiog viso filmo žiūrėjimai. Aš peržiūrėjau visą tą IMDb top 250 ir tada toliau viską. Ir va taip atrodo, man buvo kaip švietimosi dalykas, kad tie torrentai yra. Aš net nežiūrėdavau tų, tarkim, naujausių, kur ten įkelia, žiūrėdavau laiko patikrintus, kurie geriausiai, tai turi įvertinimą arba komentarai, atsiliepimai, review geri ir tuos, atrodo, visą tą klasiką peržiūrėjau ir visus tuos senų ir jaučiausi, kad nieko blogo nedarau, nesgi jau viskas, kino salėse jau nėra. Turėjau tokį požiūrį, kad nevokim, kol jisai yra kino salėse arba kol jisai dar suka tą tokį pirminį, o vėliau po 2 metų, po 3, tai visi pasidalinkim, va toks požiūris. Režisierius, subūręs bendraminčių komandą ir paukojęs visas savo santaupas, pristato savo debiutinį filmą. Hello, where are you? Mes čia. Roger that. Veik. Bet tik kaip pats vairuoju, kai veža, tai nieko nesusigaudau. Tai siūlau taip. Pradėkim nuo to, kad pirmą savo filmą tuo metu tai yra problemų tvarkytojas, mes jį darėm labai skurdžiom sąlygom, 3000 litų. Aš nelabai žinojau apskritai, kaip reikia kurti filmus, ką daryti, kaip viskas vyksta. Aš tiesiog prisiskaičiau, aš vienu metu buvau operatorius, aktorius, režisierius, pirmukas, dailininkas, kostiumų dailininkas, ir už propsus, tai čia dailininkas. Tai aš turėjau 6 pareigas ir aš nesupratau, kad jas turiu. Aš labai didžiavausi tuo filmu, nes tarsi mes čia kažką nuostabaus padarėm. Iš dabartinės perspektyvos aš gal biškį man nejauku vadinto filmo, aš vadinu ilgametražių skečų. Tai va, taip gal ir palikim, kad tai yra ilgo metro internetinis skečas. Tai man norėjosi visais įmanomais kanalais, kadangi jau ten kino salių standartais nesiekė ir dėl garso, ir dėl apskritai visų dalykų. Tai YouTube'as iš karto įstanėjo, aš paskui ir į Kinfo apdovanojimus varėm, ten darėm visą tą sklaidą. Tai viskas prasidėjo mažam kambarėlį, 4 entuziastingų žmonių. Susirinkom ir mano buvo ambicija padaryti turimom lėšom, resursais pilno metro filmą. Pasidalinau šį idėją su 3 savo žmonėmis, kuris pasitikė. Jie sutiko, įkvėpė ir pradėjom tą procesą, kuris galiausiai baigėsi 2015 balandį, kai mes filmą išleidėm. Tai truko metus ir 4 mėnesius. Ir galiausiai įdėjau į torrentus, nors tu jį gali pažiūrėti YouTube'e, tarsi, bet ten dar viena auditorija, kuri didelis šiaip. Žmonės gal net nežinojo, kad yra YouTube'ai, nes labai pasijauti ant to IMDb reitingo. Ten įdėjo ir jis tai pradėjo kristaigi, nes ten tokia auditorija, kur tik duok pažies ir iškart, pasakys savo nuomonę. Bet tai buvo dar vienas toks šaltinis kažkur dar į parodyti, didesnį auditoriją. Tai mes pakankamai, man atrodo, taip gan kaip tokį produktą, sakykim, žemos kokybės, labai plačiai tuo metu išskleidėm. Ir YouTube yra apie 600 000 peržiūrų, jis dar
šiai dienai žiūrimiausias mano kanalo video. Aš nežinau, ar aš nustebinau to piratų bendruomenę. Tu gali įsivaizduoti, kad čia, oi, mes čia sukūrėm labai pigiai, čia tokio nėra. Bet viso kino platmės prasme, kiek yra to, žinai, nes ten vis tiek, žiūri žmonės nelegaliai, bet jie turi kažkokį tų filmų vis tiek jie pražiūri, tai tam visam kontekste jie nežiūri, kad tu ten pigiai darai, kad tu ten nieko nesuprasdamas darai, jie žiūri rezultatą. Cringe, blogas garsas, šūdas. tai toks gal įsižeminimas, supratimas, tai va tokia nauda tiesiogiai, tokio labiausiai grįžtamojo ryšio. Jei kas nors parašo questą, įdėkit šitą filmą ir jei jis kažkur yra prieinamas arba televizijoje, jis iš karto pateks į torrentus. Tai ten net yra, man atrodo, pūlai, kad ką sutitruot, ką išverst, ką uždubliuot ir žmonės tiesiog priaukoja ir surenkia pinigus ir dirbi su to filmu. Aišku, dabar visuomenė keičiasi, man atrodo, kas dar liko tokioj tamsoj liko, bet dabar po truputį žmonės supranta, kad tai yra vagystė. Aišku, dar yra tų, kurie filmą galvoja, kad jie susimoka už filmą. Tai čia dar tas dalykas, bet kurie tarsi mokėtų jau, bet dar neatskiria, kur tai yra piratavimas, kur legalus mokestis. Pati piratavimo žala, čia gal apie tai, ar ne, kad tai jinai... Jo, mes gal nesuprantam, kad tai vienam kūriniui, nes jis jau išleistas, tarsi, tai kokia čia žala, bet tai visas tas yra visas ratas susisuka, čia apskritai nuo bilietų kainų viskas irgi prasideda, tu nesumoki, tada tas negrįžta, tada stengiasi kuo pigiau padaryti, nes jeigu neuždirba filmas, tada prodiuseriai automatiškai mažina pamainų skaičių, mažina kokybę, gaunasi vienoje erdvėje dialogų paremtas, tada mes sakom, neįdomu, nieks nevykstam, tai čia bendras toks susisukimo ratas. Mergos nesusirandė. Žiūrėk, Martynai, kaip tu šitą mergaitę? Nebloga tokia. Šiaip iš fotkės tai gražesnė atrodo. A ne? Tik kad ten fotkė iš fotosesijos paimta. Reikia suvokti, kad kiekvienas tas, sakykime, naujo kūrinio siuntimas, ir seno gal, bet tiesiogiai atėmė žmogaus pajamas ir maistą. Realiai tu linki jam, kad jis numirtų. Na taip, jeigu siuntiesi iš torrentų lietuviškus filmus ir ne tik lietuviškus. Patys iš savęs galiausiai vagiam. Ar mes norim kokybiško turinio, ar to filmo, ar tokio, kokį gali kūrėjas padaryti labai pigiai. Tai manau tas yra. Ir tas ateina su laiku tas suvokimas, kad tu vogi, tai iš savęs vagi, iš esmės, taip, nes mes bendruomenė, visuomenė ir vieni kitus palaikom. O dabar, kai jau yra tų platformų ir viskas tarsi net nėra brangiai, kad tu susimoki mėnesinę prenumeratą ir tu gali pažiūrėti daugybę tų filmų, tai tarsi dabar jau nebereikia nei torrentų, nei to tokio vagimo. Progresavom taip, kad galim palaikyti labiau kūrėjus, negu iš jų vogti. Ką tu čia sugalvojai? Matau mikrofoną. Mano sūnus dingo. Reikia, kad padėtum. Tu turi ryšių. Daryk ką nors. Sena 27F, 27 dublis. Dabar tas policininkas pas mus namie. Man davė žinių, kaip ir sakai, skonį kino ir kryptį, ir aš gal net pamilau kiną per torrentus, galim taip sakyti. Supratau, kokį norėčiau kurti, pats kiną galbūt, tas aišku skonis keitėsi bevystant, bedarant, bet tai dar ir motyvavo apskritai pačiam kurti, nes aš darydavau tokius trumpus skečus ir kaip aš priėjau prie to problemų tvarkytojo, tai kad gerai darau po 10 minučių skečus, tai gal galima padaryti 9 ilgus skečus ir padaryti vieną filmą. Tai taip atrodo, iš to viskas ir atėjo po truputį, nuo torrentų iki režisūros, nuo piratavimo. Bet aš suprantu, kad tai eigoje tai nėra gerai ir jeigu įmanoma,
nu, kažkaip galėtų būti visa ta bendruomenė, kad nu, kažkas negali savo leisti pažiūrėti per vasarą 60 filmų ir susimokėti už juos visus po 10 eurų. Nu, kažkaip ypač jauni žmonės, kurie man tai va kaip davė, sakykime, polėkį kurti pačiam ir kai aš jau galiu dabar susimokėti už tą kiną, aš einu ir moku, aš einu į kino salės ir žiūriu, tai viskas tvarkoja, bet turbūt jaunų potencialių, kurie neturi galimybės pažiūrėti, ypač europinio kino, nu, tai yra toks tarsi čia įsigelbėjimas, sakykime, tie nelegalios platformos. Ar čia kažkokią sistemą padaryti, kad jauni žmonės gebėtų, galėtų, turėtų prieinamumą kinui ir europiniam, ir Hollywoodui, ir apskritai šviesti visą visuomenę kinu pačiu, kad mes turėtumėm tokį, kodėl dabar mes žiūrim kažkokį lėtesnį, pavadinkim, filmą ir mes negalim, nu, jau viskas aišku, greičiau, nes pripratę prie Transformerių ir greit ir įsutę, bet kad tas lėtumas yra viso ko jausmas, tam ir kuriamas jisai, kad mes to suvokimo turėtumėm, tai turėtumėm nuo pačio švietimo pradėti ir nuo tų galimybių jaunam žmogui parodyti visokį kiną. Šviest, rodyt, sakyt, aiškint, kažkas gal besiausdamas paskui pagalvos, ai nu jo, gal yra platformų, kur galiu pažiūrėti tokį turinį panašų ir susimokėti už žinių, nėra daug. Kažkas visada vogs, kas bebūtų, kažkas eigoje niekada nevogė, o kažkas iš blogiečių pataps geriečiais. Man atrodo, nebus tas, kad nois iš gerų pradės vogti, labiau yra arba vaginė ir tada po truputį visuomenė gerėja. Nu, aš taip tikiu. Visi po truputį žingsneliu padarysim, kad būtų geresni, įvairesnio žanro, kiekvienam vartotojui, meniniai, autoriniai, komerciniai, komedijos. Tai viskas tik platės, jeigu mes visi ateisim ir susimokėsim, o ne pavoksim.